Labadiena, paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną rugsėjo 2 diena, pirmadienis. Ir mokslo metų pradžia. Mes pradedame savo mokslo metus. Visų pirma, pasakysiu, jog šis vaizdo įrašas, šis vaizdo komentaras yra transliuojamas socialinėme tinkle 77.lt. Taip pat YouTube platformoje esančioje paskyroje Mozerio žinios ir paskyroje Mozerio žinios esančioje Patreon platformoje. Būtent Patreon platformoje esančią paskyrą Mozerio žinios prenumeruojantis mano veiklos sekėjai turi pranašumą lyginant su visais kitais žiūrovais ir klausytojais, kadangi būtent paskyrą Mozerio žinios esančią Patreon platformoje prenumeruojantis žmonės turi galimybę naudotis ir mano paruoštais dokumentų pavyzdžiais. Šiuo konkrečiu atveju šiandieną mes kalbame apie išmaniuosius elektros skaitiklius ir šiandien dienai paruošiau dar vieną dokumentą susijusi su tuo. Na, jis yra, jeigu taip iš esmės įžiūrėti, tai jis yra platesnis, daugiau klausimų negu kad tik išmaniųjų elektros skaitiklių keitimo klausimą apimantis dokumentas. Čia eina kalba apie, patikslinsiu, apie pretenziją įmoniai ESO ir pareiškimą Lietuvos policijai, Lietuvos Respublikos generaliniai prokuratūrai, Seimo kontrolierių įstaigai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Tai yra ir pretenzija, ir pareiškimas. Pirmoji dalis pretenzija yra skirta energijos skirstymo operatoriui, antroji dalis pareiškimas yra skirta mano minėtom institucijom, pasikartosiu, tai Lietuvos policija, generalinė prokuratūra, Seimo kontrolierių įstaiga ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tiek pretenzija, tiek pareiškime, tiek pats tas pareiškimas, prašymas minėtom institucijomis remiasi tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, tais pačiais teisiniais argumentais. Todėl yra vienas paruoštas dokumentas ir apie ką ten yra kalba. Gal pradėsiu nuo to, kad elektros energetikos įstatyme yra nustatyta, jog energijos skirstymo operatorius turi teisę patekti į vartotojui priklausančią patalpą arba teritoriją, jeigu yra būtina keisti, įrengti, prižiūrėti ar kitaip eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus. Taigi, energijos skirstymo operatorius pagal įstatymą tokią teisę turi. Tai yra teisė patekti į vartotojui priklausančią patalpą arba teritoriją. Tačiau tame pačiame įstatyme, tame pačiame straipsnyje, kurį aš dabar ir turiu omenyje, yra kalbama ir apie tai, kad tokią teisę energijos skirstymo operatorius turi galimybę pasinaudoti gavęs elektros energijos vartotojo sutikimą. Praktika, gyvenimas yra toks, kad energijos skirstymo operatorius į vartotojus dėl sutikimo patekti į vartotojui priklausančią patalpą arba teritorijas niekada nėra kreipęsis ir tokio sutikimo savaime suprantama neturi. Vadinasi, bet kokie operatoriaus darbuotojų, kurie veikia operatoriaus vardu veiksmai, kuriais yra siekiama patekti į vartotojui priklausančią patalpą arba teritoriją, jeigu operatorius neturi vartotojo sutikimo, yra laikytini neteisėtais, yra laikytini pažeidžiančiais konstituciją ginamą vartotojo nuosavybės neliečiamumo principą, nes skaitiklis, nors jis ir yra energijos skirstymo operatoriaus nuosavybė, jis yra jūsų nuosavybėje. Na, tikslumo dėlei reikia pasakyti, kad paprastai, dažniausiai, skaitiklis yra įrengtas vartotojui priklausančioje nuosavybėje. Tai arba patalpoje, tai gali būti gyvenamoji patalpa, gali būti negyvenamoji patalpa, bet jinai priklauso vartotojui nuosavybės teise. Arba tai skaitiklis gali būti įrengtas ir ne patalpoje, o teritorijoje, arba kitaip tariant, žemės sklype, kuris vartotojui taip pat priklauso nuosavybės teise. Taigi operatorius, akcentuokime labai svarbų dalyką, operatorius turi teisę patekti prie jam nuosavybės teise priklausančio apskaitos prietaisų. Tačiau tokia teise operatorius gali pasinaudoti tik tai nepažeisdamas
kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, šiuo atveju vartotojo teisės ir teisėto interesų. Ir tam, kad tas interesas, vartotojo teisė ir teisėtas interesas nebūtų pažeistas, operatorius privalo gauti vartotojo sutikimą. Ir čia eina kalba ne tik apie nuosavybės neliečiamumo principo pažeidimą, tai yra, jeigu operatorius be vartotojo sutikimo patenka į vartotojui priklausančią patalpą arba teritoriją, bet eina kalba ir apie tai, kad operatorius tokiu atveju pažeidžia žmogaus teisę į privatumą. Taigi mes turime du skirtingo pobūdžio pažeidimus. Jeigu operatorius patenka į vartotojui priklausančią patalpą arba teritoriją, tai yra labai svarbu, be vartotojo sutikimo, tai yra nuosavybės neliečiamumo principo pažeidimas ir žmogaus teisės į privatumą pažeidimas. Tai aš, kai sakiau, kad klausimas yra šiek tiek platesnis nei tik išmaniųjų elektros skaitiklių keitimas, tai čia manau, tas yra svarbu absoliučiai kiekvienam elektros energijos vartotojui, kad svetimi žmonės be jūsų žinios ir be jūsų sutikimo nevaikščiotų po jums priklausančią teritoriją. Ar tai būtų keičiamas skaitliukas, ar įrengiamas naujas, ar būtų nurašomi elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenys. Jeigu ESO, atsiprašau, kad kartojusi, bet tai yra labai svarbu, jeigu ESO darbuotojas nori patekti į jums priklausančią patalpą arba teritoriją, tą jis gali padaryti tik tokiu atveju, jeigu įmonė ESO bus gavusi jūsų sutikimą. Ir čia yra svarbu dar pabrėžti tai, kad sutikimą patekti jums priklausančią patalpą arba teritoriją turi gauti įmonė ESO, tai yra juridinis asmuo. Ne darbuotojas, kuris atvyksta į jums priklausančią nuosavybę, į jūsų gyvenamąjį būstą ar jums priklausančią teritoriją, o būtent ESO, tai yra juridinis asmuo. Aš nenoriu išsiplėsti labai plačiai pasakoti, aš manau, jūs supratote mintį, apie ką eina kalba šioje pretenzijoje, šiame pareiškime. Kaip minėjau, tai yra dviejopo pobūdžio dokumentas ir pretenzija įmonei ESO ir pareiškimas minėtoms institucijoms. Aš rekomenduoju visiems elektros energijos vartotojams šitą pretenziją pareiškimą pateikti minėtom institucijom, minėtiem adresatam. Ypatingai rekomenduoju šitą pretenziją pareiškimą pateikti minėtiem adresatam tiem elektros energijos vartotojams, kurie šiuo metu kartu su mano pagalba bando priešintis energijos skirstymo operatoriaus neteisėtiems, aš tą tvirtai sakau, neteisėtiems veiksmams, diegiant išmaniąsias elektros energijos apskaitos sistemas. Na, dėl pateikimo, kokiu būdu jūs galite tą pretenziją pareiškimą pateikti, aprašymą aš išdėstysiu paskyroje Mozerio žinios esančioje Patreon platformoje, ten, kur bus įkeltas pretenzijos pareiškimo tekstas. Labai dėkoju visiems už gerus atsiliepimus, už komentarus. Aš taip pat labai prašau visų atidžiai sekti mano skelbiamą informaciją paskyroje Mozerio žinios esančioje Patreon platformoje, nes kiekvienam asmeniškai pakartoti tą informaciją, kurią aš dabar, sakykime, pasakiau, arba kažkokį atsakyti kiekvienam asmeniškai į tą patį vis pasikartojantį klausimą, tai, atleiskit, bet fiziškai nėra galimybių, tai reikalauja labai daug laiko, laikas yra resursas ribotas, taip kad gerbkime vieni kitus, būkime supratingi, būkime savarankiški, šiek tiek daugiau savarankiškumo noriu paprašyti, nes kartais jo pritrūksta. Tai, man atrodo, aš maksimaliai aiškiai išdėstau reikalo esmę, pateikiu paaiškinimus dėl dokumentų pateikimo ir tiesiog jums belieka vadovautis tomis rekomendacijomis ir tais dokumentų pavyzdžiais. Tai tiek šiam kartui. Ačiū tiems, kurie klausėsi ir ypatingai dėkoju tiems, kurie mane išgirdo. Iki greitų susitikimų.